Išvažiuoja lėktuvėlis Fransas. Ar Sky Rangeris, nežinau, neprisimenu, kas buvo Prancūzija. Ir stovykla jau tuštėjo. Jau visi susikrovė. Išskrenda ispanai. Sako, skrydžių planą jau pateikė. Ir už 8 valandų bus namuose. Nu, aišku, su tarpiniais sustojimais. Rytis išvažiuoja su Kviku paskristi. Su Ovenu. Išskrenda. Su ekolotais. Va, ten kiek jų jau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9. Ir šitas mini sportas, aš dabar galvoju, ar nebuvo jisai pirmas. Toks atrodo žaislinis. Ir čia kaip Piperis vienas. Nu, va, čia kai išlėkė didžiulė kompanija. Stovykla jau tuštėja, iš tikrųjų, pasibaigė ceremonija ir daug kas jau buvo plius minus susipakavę ir išvažiavo. Tai vat liko Lenkų stovykla, liko truputį anglų, prancūzai dar, man atrodo, keli ir čia vat kažkieno dar kemperis. Na ir mūsų visas galas, mes jau rytoj ryte susirinksim palapinės, anksti ryte. Dabar susirinkinėjom visas savo skraidyklės, ką galim šiandien pasidaryti. Dar vieną nosį tokią atvežė, Linas sparną gavo, tai irgi bandom viską sugrūsti. Va, Linas liuksą rodo. Tai čia mano bleidui bus kita nosis, ten turim minčių, kaip varžybom pasidaryti, kad vieną nosį perdaryti varžybinę siaurą padaryti, o kitą tokią kruizinę plačią relaksui. Tai pakuojam viską, strateguojam. Prigrūsta, bet visi kiti irgi lygiai taip pat niekur nedingsi, tų visų daiktų reikia. Aerodrome liko vienas lėktuvas anglo ir 2 tualetai. Visi išskrido, tyla, vėjas nurimo. Vienas Linas vaikšto tik tai visoje stovykloje. Ką yra sekmadienis, išvažiavimo diena, po 6 ryto, jau nusiprausim. Čia yra plius minus supakuota, liko pavalgyti ir visas palapinės susipakuoti. Lenkai irgi panašiai jau atsibūdė. Irgi pavalgys, tik tai jų maršrutas yra kitoks. Jie šiandien važiuos dieną į Kembridžą į aviacijos muziejų didelį. Paskui vakare į naktinį keltą kelsis į Hook of Holland, tai ten per visą naktį. Nu, ilgiau, bet jie ten pailsės. Ir rytoj visą dieną jau važiuos iki Lenkijos. Mums taip nelabai gaunas, nes mes per vieną dieną vis tiek nedavažiuojam iki namų. Ir dėl to mes važiuosim greitesnių keltų ir su nakvynė. Jau ten Vokietijoje nakvynė ir paskui dar dieną važiavimo. Ir paskui po Kauno dar pusdienis. Tai tiek žinių kol kas. Kol nesupakuota kelionė, noriu parodyti, kągi tas čempioniška vieta duoda, kokių dovanų. Tai Rotaxo tašė. Rotaxas, tai kas nežino, tai yra variklių gamintojas. Aviacijoje labai populiarus Rotaxo kepurytė. Medalis ir maikutė dar buvo. Tai tiek žinių. Dar klausėt, ar yra koks piniginis prizas. Ne, piniginių prizų nėra. Rotaxo yra tik tais dovanėlės, tai yra vis tiek sponsorių dovanas. Daugiau niekas iš kitur, jokių pinigų daugiau neateina. Jokių valdžių ar dar kažko tai. Ar klausėt, ar medalis auksinis. Ne auksinis, jisai prabos, ten jokios nėra, tai čia taip, tik tai toks apdovanojimas. Praeitų metų medalis irgi toks pat buvo. Nu, ta prasme, taip pat be prabos. Čia išvažiuoja 3 vietos nugalėtojas prancūzas su savo raceriu. Matot, irgi toks. Prancūzės 3 vietos nugalėtojas išvažiuoja. Nu, iš mūsų stovyklos liko tik tai šlapia vieta. Paskutiniai daiktai, Linas su Vaidu, jie išskris su lėktuvu, tai pas juos yra kuprinės. Pas mus viskas sukrauta, mašina susėdusi. Rytis paskutinius planavimus skaičiuoja. Kaip jaučiatės, Ryti? Jau laikas namo. Jau pasilgai namų, norint greičiau namo? Padaryti reikia išvadas.
pailsėti, kibti darbus ir toliau žygiuoti į priekį. Gerai, šaunu. Tai Vaida Vse. pasilaikyk pas save, kad daugiau žmonių bus lengviau. Važiuok. Gerai, sėdam ir važiuojam. Teletabių šalis. Nu, bet toks jau, bet mažiukas. Žiūrėk, ir sėdi toliau griaužia kažką tai. Tokia uodega baltai juoda, ausis irgi baltai juodas. Telefonas gerai pritraukia. Siaura tokia gatvelė, kur jokių ženklų nėra. Ženklas buvo. Akmeninės tvoros. Šiltukas. Pažiūrėsim ženklą. Ai, kad susiaurėjimas. Oncoming vehicles in center. Ai, žodžiu, kad kitos mašinos atvažiuoja per centrą, bet ten neparašyta, kad praleisti. Yra Karalienės Elžbietos tiltas per Temzę. Nu, žiūrėkit, kokio dydžio, kokio pločio upė. Kokie laivai ten didžiuliai stovi, kurie pralenda. Čia Rytis duoda interviu, mes jau esame uoste. Atvažiavom į patį Doverį, laukiam dabar apie valandą turbūt laukti iki pačio kelto. Visai čia gražu, o taip atrodo visa mūsų manta, mašina nusėdusi. Oras gražus, laukiam. Žiūrėkit, kokios galios yra varikliai, kad tiek daug vandens išmakaluoja, išstumia. Labai į debesis irgi panašu, kai termikas į debesį pavirsta. Na, mes jau pajudėjom po truputį. Nu ką, štai toks maistas kelte apie 21-22 eurus kainuoja. Vaizdas štai toks, gražu, keltas didžiulis. Žiūrėkit, pilna vietos. Pasirinkimas maisto nėra labai didelis, bet visai neblogai skaniai. Nu ką, mes vienu prisėdimu nuo Doverio, nuo kelto atmynėm čia iki Vokietijos kažkur vidurio. Užsipylėm kūro. Dabar yra kokia 11 valandų. Jau nėra jėgų ieškoti kažką tai. Tai 2,15 dizelis. Čia antra degalinė, kur sustojom, nu bet prie autostrados visur tokias kainas. Ir minam toliau. Nusprendėm, kad su nakvynėm mum nelabai gaunasi, nes ten būtų tik kokios 6 valandos miegoti, o kokios 1,5–2 valandos būtų prarastos dėl sustojimo, parkingo ten mieste ir vat, visų tų reikalų. Tai nusprendėm pasikeisdami, pamiegodami važiuoti iki Lenkijos davažiuoti, ten žiūrėsim. Nu ir per naktį plus važiuojant Vokietijos kamščių išvengtume, nes pirmadienio rytas mes ilgai stovėtume kamščiuose, o dabar naktį su autopilotu labai gerai einasi važiuoti. Nu va, važiavom į Lenkiją, pilamės kuro, čia jau pigiau, apie 1,70. Ir dabar yra Rytis pervažiavo per naktį visą Vokietiją. Aš miegojau, snaudžiau su lino tokią baranką pagalvę ir minsiu toliau, einam kavos. Esam jau šalia Varšuvos, lietus pila, žaibas žaibuoja. Jo. Yra kaip yra. Tai Važinėjame Lietuvą, esam Lenkijoje, važiuojame Rytis derina pranešimą spaudai. Tai Lietuva, jau matosi horizonte. Paskutiniai 100 metrų. Lietuvos Respublika. Nu, pagaliau atmynėm iki Lietuvos. Rytis jau biškai kreivas. Po 29,5 valandų važiavimo be didelių sustojimų miegui. Bet viską atvežėm. Niekas atrodo neiškrito. Niekas nesugedo, nesubirėjo.
Jo, tai dabar man dar užduotis bus persikrauti į šitą savo priekabą ir važiuoti dar iki Kartenos, paskui namo. Nu va, po 2,5 valandos maždaug persipakavom nuo vienos priekabos ant kitos, viską susitvirtinom, mašiną viską susigrūdom, viskas pilnutėlė, čia yra likę daiktai kitų komandos narių, ten Linas tvarkosi su Ryčio skraidyklė, Rytis jau išvažiavo, viskas, liko paskutinis etapas iki Kartenos, prieš paskutinis, bus iš Kartenos namo dar paskutinis. Viskas, iki saulės laidos spėjau grįžti, ten, nežinau, 2 dienas, 1 naktį važiavom, o ten sugrūdau visą priekabą, viskas stovi, laukia kitos dienos, čia Hebra ruošiasi skristi, net pavydžiu. O aš lėkiu miegoti, viskas, ate. Gero skrydžio. Jo, čia jum gero skrydžio. Lėkiam namo pas šeimą.